Sveiki visi, sveikinuosi su jumis iš sausio 1-osios, šiandien jau kaip ir popietė. Galvojau, gal dar spėsiu dienos šviesoj nufilmuoti, nes jeigu ne, tai tada viskas nusikels į kitą savaitgalį. Tai to jau jūs pamatysit, kaip man sekėsi gruodžio mėnesį, tai aš įkelsiu visas tos trumpus epizodus, kuriuos filmavau bėgyje. Ir po to šiek tiek pašnekėsim apie planus. Tai linkiu gero žiūrėjimo. Labas rytas iš ryto, sveikinu su jumis iš gruodžio, šiandien gruodžio 5. Ir žiūrėkit, kokia aš pati save stebinu, nes dar niekad tokios haltūros nebuvau pasidariusi. Dabar mano kusnapas, kurį sakiau stengsiuosi pritaikyti, 2 kaspinukais pririštas, kad tiesiog neiškristų iš bendrosios erdvės, nors tarp tų 2 rėmo galvos medinių elementų ganėtinai tvirtai įsispaudęs yra, tai aš tik tais kaspinukais pririšau tiesiog, kad jeigu būtų didesnis siūlų kiekis ir tiesiog su adata tempdama siūlą neištemčiau. Tai visumoje kažkaip siuvinėjau, iš esmės tai pasaka vien dėl to, kad tai yra rėmo galva, aš ją galiu sukinėti, jeigu ten yra kažkokių niuansų panašiai, bet iš kitos pusės tai labai neprezentatyvu, šiek tiek juokinga, gal net ne šiek tiek. Bet siuvinėjasi, ką aš galiu pasakyti, tai turbūt, kad šitos dešinės pusės jūs nematė dar praėjusiam karte, kai rodžiausi. Grįšiu gal aš į normalų režimą. Tai nuo tos ribos kilau visą šitą dešinę pusę, aišku, ties kraštus siuvinėti be galo nepatogu, bet čia nebuvo labai daug atspalvių, tai buvo visai gerai. Jau su beku, su viskuo išsiuvinėta, tai dabar šiom dienom siuvinėjau tolyn. Iš tikrųjų, tai aš pirmą išsiuvinėjau medžio kamieną ir tada užpildžiau visą erdvę, kuri yra už. Tai pagal dabartinį planą, aišku, jums ne visai planšetė matosi, pagal dabartinį planą, tai galvoju, kad mano riba turbūt bus dabar ties tuo elniu maždaug. Ir tiesiog, ta prasme, kadangi pasidėliojau jau ir mėlyną spalvą foninę, tai aš maždaug ties čia kažkur ir turėčiau orientuotis ir tiesiog šitą erdvę pilnai užsipildyti ir tada judėti toliau į kairę. Judėti į kairę nėra labai jau klasikinis tas mano variantas siuvinėjimo, bet paskutiniu metu pasiteisina, tai tiesiog siuvinėjau, nes užsibrėžus ribą ženkliai lengviau siuvinėti negu visą plotą iš karto. Tai va, tokie mano judėjimai į priekį, kažkaip judu, sakau. Prezentatyvumo daug neduoda tas mano pasiteikimas, bet visumoje, kodėlgi ne, siuvinėjimas po biškį vyksta. Ir tai yra tikrai ženkliai maloniau negu siuvinėti prie stalo prisispaudus, nes tada reikia labai stipriai galvą užlaužti į apačią, kad būtų patogu matyti, o čia viskas kampu. Tai toks trumpas įsijungimas, susitiksim greičiausiai vėl kažkur į rytą. Labas rytas, mergaitės, dar kartą ir visi žiūrintieji. Šiandien gruodžio 8-osios rytas, galvojau nesijungsiu, bet kai kurios momentus norisi pastebėti, nes vėliau, kai bus mano elniukai pilnai pabaigti, tada galbūt tas vaizdas bus šiek tiek kitoks. O dabar taip gražiai iš atspalvių dėliojasi momentai, kad ir šitas mano elniukas, kuris čia yra toliau, yra tiesiog nosytė ir viena kytė ir šioks toks tai šešėlis dabar jau ausyčių ir iš karto yra charakteris gyvūno. Iš esmės labai žaviai atrodo. Tai šitą apatinę dalį kaip ir pabaigus esu, jau nebėra elementų, kurie papildomai siuvinės, iš čia gal tik tais 3 kryžiukai. O toliau keliausiu į viršų ir kadangi čia visur kryžiukai yra, gal reikia čiut jums priartinti. Atsiprašau, kad sujudinau. Vis dar siuvinėjau ant savo išmislų, kaip ir ant rėmo, bet su kusnapo. Tai kadangi siuvinėjama visa šita dalis yra pagrindė kryžiukais, tik tai fonas kur nekur. Nežinau, jums spalvos turbūt labai stipriai keičiasi kamerai, bet apšvietimas toks. Tai labai gražiai auga procentai. Jeigu visą šitą dalį su kamienu ir krūmu siuvinėjau ir ten nepilni 5 procentai buvo, tai dabar jau šitiek išsiuvinėjus yra daugiau negu 5 procentai baigtumas.
Nu, žavu, iš esmės tai turi dabar 40,9% padaryta, tai žiūrėkit, mes tuoj prieartėsim prie pusės darbo. Na, iš esmės, kadangi elniai siuvinėjus kryžiukų visai kitą pusinių beveik, tai šitie elniukai, kai išsiuvinės, tai visas tas fonas liks turbūt kokie 30-40% tik tai. Tai va, nu, džiugina. Bet iš esmės tai labai džiugina, kaip gražiai dėliojasi iš kryžiukų atspalviais. Čia labai daug blendų iš tikrųjų. Kokie 8 turbūt ir panašiai, bet labai gražiai dėliojasi patys kontūrai gyvūnų. Žodžiu, gražu. Tai tam kartą tiek. Labas rytas iš ryto. Šiandien yra gruodžio 11 diena, pirmadienio rytas. Savaitgalį nieko nefilmavau. Iš karto atsiprašau už tai, kad indaplovė triukšmauja, bet negalėjau aš jos išjungti vien dėl tų poros minučių, kad galėčiau su jumis pasikalbėti. Tai manau, kad akivaizdus rezultatas yra tų kelių dienų, kai nefilmavau ir nerodžiau, kaip procesas vyksta, tai aš tadagi buvau tik tais pradėjus elniukus ir jie formavosi, tai dabar pilnai baigti elniukai, beveik visiškai pilnai uždaryta erdvė, dar čia reikia beksti čia biškį pasivinėti. Ir jeigu taip žiūrint pagal sagą, tai dabar priartėjau prie 2 sekančių elnių, po pilvų visą šitą žemesnėje zoną irgi esu išsisiuvinėjus, ten tik beko nėra, man atrodo. Tai pereisiu vėl prie kryžiukų. Iš tikrųjų, tai labai gražiai procesas juda, labai gražiai atspalviai dėliojasi, džiaugiuosi, kad taip viskas vyksta. Aišku, pirštai skauda, nors čia dažniausiai siuvinėjęs tik tais 2 arba 3 gijom. Bet turbūt labai daug lemia tai, kad kieta kanva ir reikia pakankamai daug jėgų momentais. Šiaip iš tikrųjų nuoširdžiai pasiilgau kažko tokio, kas būtų ant Evo arba Lino, kur tiesiog kaip per sviestą keliauja ir jokio garso neskleidžia. Bet labai džiaugiuosi to sprendimu, kad kol kas neėmiau jokio kito darbelio, kol kas dar ir negalvoju apie tai, nes dabar yra 47,35%, tai ta prasme mane motyvuoja tai, kad tuoj pasieksiu 50. Taip pat, kadangi dalyvauju žaidime kiekvieną sekmadienį, stengiuosi atsiskaityti, ant savaitgaliais reikia. Tai ta prasme ta motyvacija tokia ir yra, kad tuoj bus 50, virš 50 dažniausiai būna smagiau. Ir šiaip visumoje turint omeny, kad aš dabar siuvinėju pačius elnius, jeigu žiūrint pagal schemą, aš jau esu virš pusės. Realiai viskas, kas yra virš pusės ir siuvinėjasi, pas mane maždaug ties šitą ribą eina. Visur kitur bus pusiniai, ir bekas. Tenais nebėra jau to tokio didelio kiekio, didelių zonų, kurios siuvinėtų iš kryžiukų, tai savaime greičiau užsidaro erdvės. Tai aš manau, kad jau vien tai, kad elniai bus beveik pilnai išsiuvinėti, tik kai kurie be galvų, tai labai stipriai juda darbelis. Tai kodėlgi ne, siuvinėjom toliau taip, kaip yra. Tai va, tai toks trumpas įsijungimas, susimatysim kurį kitą rytą. Sveiki visi dar kartą iš ryto. Šiandien Šventa Liucija, gruodžio 13 diena, rytas. Galvojau, noriu įsijungti jums pasirodyti, nes tada turim 50% darbo. Aišku, aš šiuo metu siuvinėjau užpakaliukus. Čia užpakaliukus siuvinėjau, tai nepasakyčiau, kad čia įspūdingai kažkas, nors uodegytė, va, pavyzdžiui, jau yra, čia yra antros uodegytės kontūrai. Tai kaip ir gražiai spalvinasi. Iš esmės siuvinėjau dabar spalvom, einu tiesiog ruožais, kad po biškį užsidarinėti nuo dešinės į kairę. Ir greičiausiai sekantį kartą, kai įsijungsiu, jeigu nepatingėsiu, arba dar sekantį kartą, kai įsijungsiu, tai galvoju, persikelsiu jaukų snapą į šitą šoną, nes čia kairiai pusėje dar yra turbūt kokie 5 cm pridengto darbo. Gal nėra 5 pilnų, bet plius minus. Tai, kad nereikėtų taip toli krašte darbuotis, tai aš tiesiog persislinksiu šiek tiek ir tada jau darbuosiuos toliau. Tai dabar mato taip, kaip yra darbelį. Ten yra pati kraštinė pusė. Pas mane maždaug ties šitą vietą yra pusiaujas. Ir pusiaujas yra čia.
Žodžiu, šitaip 2 kraštinių sankirtoje, tai čia maždaug yra centriukas, jeigu būčiau siuvinėjus iš centro, maždaug nuo čia ir būčiau pradėjus, kaip dabar siuvinėjai. Tai taip atrodo darbelis, tiek kiek jo galima matyti. Manau, kad tikrai kitą kartą, kai prisijungsiu, aš jums jį parodysiu šiek tiek kitoj lokacijai jau. Šiek tiek perslinksiu, nes ir magnetukai pradeda trukdyti, tiesiog darbinės erdvės realiai aš dabar turiu tiek čia siuvinėjimui. Jeigu pagal schemą, tai matosi, kad yra elniukas ir pagal visą darbą, tai visa apatinė dalis iki pusiaujo, pačią darbą pusiaujo yra iš esmės tai be to vieno pirmojo elnio. Ir po to jau bus viskas, kas viršui, bet aš kadangi siuvinėjau čiut aukščiau iki linijos, kiek čia gaunasi 12 langelio aukščiau negu pusiaujas, tai šiek tiek daugiau ir pasiima. Tai va, o po to bus visas kitas grožis. Žodžiu, siuvinėjau, džiaugiuosi ir dar jeigu taip žiūrint, aišku, čia pas mane zoomo nežinau, ar užteks, tai dabar turiu 50,29% baigtumą, kadangi viskas yra pažymėta, tai tiek procentų ir yra. Ir siuvinėjau pagal sagą 26 dieną jau, šiandien iki 145 ryte kryžiukus spėjau padaryti. Tik tiek, kad aš kaip čia Liepos 1 dieną startavau, kai suženklinau viską, kiek buvo siuvinėta, net neatsimenu iš tikrųjų, ar tą dieną siuvinėjau iš tikrųjų, gal aš tik tai susitvarkiau projektą sagoj. Tai kaip ir ne visai tiesa, ten, kur aš atsižymiu, ką siuvinėjau, tai lyg dabar turim 36 dienas, kaip aš ataskaitą vykdau, gal 35, bet žodžiu, kažkas tokio. Turint omeny, kad aš jį pradėjau 18 metų pabaigoje, tai 30 kelios dienos procese yra iš tikrųjų labai nedaug. Tai va, tai taip darbelis atrodo. Žodžiu, toks trumpas įsijungimas. Pasirodysiu jums kitą kartą, kai bus kažką daugiau parodyti, negu tik tai saugančius užpakaliukus. Tam kartai tiek. Sveiki visi dar kartą. Šiandien yra 17 gruodžio, sekmadienis, jau kaip ir pavakarė. Na, bet aš jums paskutiniu metu filmuoju visada tik su dirbtinio apšvietimo. Iš esmės, kadangi tai yra baltos šviesos lempa, labai gerai perteikia spalvas. Ir aš jums žadėjau pasirodyti, kai perkelsiu kusnapą į šoną ir galėsiu siuvinėti tai, kas netilpo. Bet gavosi taip, kad aš vakar perkeliau. Ir čia buvo iki pusiaujo jau atlikta, tai man liko ten tie 12 eilučių ir šiek tiek krūtinės pirmojo elnio. Tai šiandien aš tiesiog pasibaigiau ir galvoju, tiksliai dar turiu pafilmuoti. Tai pasirodau jums su 60%. Iš ties labai gražiai atrodo. Šita zona labai greitai keliavo, o čia jau, kadangi pusiniai prasidėjo, vėlgi viskas šiek tiek greičiau, tik tiek, kad daugiau spalvų keičiasi. Tai žodžiu, labai džiaugiuosi progresu 17 gruodžio, bet kuriuo atveju dabar jau šios dienos turbūt link naujųjų metų bus sudėtingesnės, nes bus visų papildomų veiklų. Bet vau, labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad likau prie vieno proceso. Kaip ir anąkart minėjau, vis dar ilgiuosi kažko minkšto, švelnaus kaip tavo, to sviestinio pojūčio, kai siūlas keliauja per medžiagytę. Bet kadangi progresas labai gražiai auga po biškį, tai šito aš labai džiaugiuosi ir galvoju, kartais galima ir taip. Iš tikrųjų, vieną procesą siuvinėti yra paprasčiau. Lengviau įsibėgėti, lengviau keliauti tolyn, tik tais tiek, kad noris vis laiks nuo laiko kokios permainos, tai tiesiog taip. Tai va, pasirodžiau. Dabar vėl persikelsiu į viršų, vėl mažai matysis, dabar ypatingai mažai matysis, nes planuoju keltis čia virš medžių, į kaip čia viršutinį kairį kampą. Įtariu, kad man tos zonos neužteks, kad paimčiau visą. Aš kažkaip taip įtariu. Tai, bet vis tiek kelsiu čia ir tada viskas bus tiesiog balta. Na, neužilgo pamatysit. Ir sveiki iš gruodžio 21 ryto. Galvoju, šiek tiek pasirodysiu, šiek tiek
mirguliuoja, nes, prie lempos filmuoju, ką padarysi. Tai, žodžiu, pajudėjau. Čia apačioj liko tas kampukas, kurį aš jums tada rodžiau. Perkeliau ir trūksta 15 eilučių iš viršaus. Gaila, iš tikrųjų labai norėtųsi taip iš karto daryti visą juostą ir kad jinai pilnai užsidengtų, bet kol kas nesigauna iš tikrųjų. Tai čia kaip ir viskas išsiuvinėta. Čia dar šiek tiek šakose papildomų dėsis elementų, bet aš juos pratęsiu jau kai viršų siuvinėsiu. Nes čia liko kai kurių spalvų ten keli kryžiukai, tai nesinori papildomo siūlo įrenginėti ir po to jį uždarinėti tik tais dėl kelių. Tai va, kaip gaila, kažkaip atrodo, anksčiau niekada nebūdavo taip, kad mirguliuotų jums rodant. Šiandien taip yra. Tai va. Tai tik tais dar galvoju, kadangi šitas kusnap labai maža dalytė yra prispaudėjo, aš turbūt tam, kad beką atlikčiau, čia yra šakelių tokių, gal šiek tiek persikelsiu ant kito kusnapo, kad įtempimas būtų pilnas šitoj zonoje, nes čia dabar kol kas, laisva. Aš jį čia perstumiau siuvinėdama iš apačios į viršų. Tai persikelsiu, turbūt padarysiu beką ir tada vėl grąžinsiu ant šito kusnapo ir toliau siuvinėsiu. Štai tokie mano procesai ir jeigu žiūrint pagal sagą, matosi violetinių atspalvių magentos, kiek jau padaryta, tai sekančių etapų jau kaip pajudėsiu į dešinių, jau galėsiu siuvinėti veidukus. Manau, kad tikrai plus minus tokią zoną, jeigu imsiu kaip darbinę, tai elnio veidas išsiuvinės bus labai faina. Tai va, ir čia labai gerai matosi, kiek nedaug liko. Iki viršaus, ta zona, kurios aš negaliu paimti, ten iš tikrųjų yra baltumos, kurios nereikia siuvinėti. Ir va čia tos 15 eilučių, kuriuo aš nesugebėjau įtalpinti pas save, nes per siūrą. Nesmė, žodžiu, susitiksim, manau, dabar jau po švenčių. Tikiuosi, kad gal dar iš ryto, nebent jeigu ryt spėsiu šiek tiek pasiuvinėti, gal šiandien vakare kokį beką padaryti ir tada prasidės tas kalėdinis maratonas. Tai manau, kad pasirodysiu jums sekantį kartą jau, kai prisijungsiu tarpušvenčių, galimai. O jums visoms, kadangi šventės jau tikrai praėjo, kai šitą video įkėliau, tai tikiuosi, kad praėjo gražiai šventės. Labai tikiuosi kad pasisėmėt kalėdinės dvasios ir bus galima laukti vėl metus. Iki sekančių. Sveiki visi dar kartą. Sveikinuosi su jumis turbūt paskutinį kartą šiais metais. O gal ir ne, iš tikrųjų, gal ir ne. Tai šiandien yra gruodžio 30-oji, rytoj kaip ir išvakarės naujųjų. Ir mano darbelis šiuo metu atrodo taip. Neatsimenu, iš tikrųjų dabar nepažiūrėjau, kada paskutinį kartą jums rodžiausi. Tai išsiuvinėjo elniuko galva pilnai ir dar čia fono vakar, kadangi čia yra pagrindė 2 spalvos fone einančios, tik tai su atitinkamais tarpeliais, tai užsipildžiau ir čia trūksta beko. Tai dabar mano idėja yra išsiuvinėti beką, nes jis iki šitos zonos yra padarytas, tai šitoj zonai pasidaryti. Ir tada jums pasirodė dar kartą. Čia tebūnė bus ta beko magija, bet kartais tai visai žaviai ir atrodo. Ir jeigu pagal statistiką šiuo metu yra 74,52%, iš tikrųjų galėčiau parodyti, tai esmė yra tame, kad, čia rodo procentais, man liko 8282,5 kryželio, jeigu iki pačios pabaigos, kryžiukų tai iš vis nedaug liko. Ir čia matosi mano siuvinėjimo dienos, čia aš kadangi siuvinėjau pailiui ir nuo 21 iki 26 buvo tarpas, iš tikrųjų aš nesiuvinėjau tom dienom visai, nes čia jau buvo tas mūsų kalėdinis laikotarpis. Ir vieną rytą dar galvojau, gal galėčiau prisėsti, bet dėl 50 ar 100 kryželių nesinorėjo dar vienos papildomos dienos įterpti į siuvinėjimą. Tai taip, tokia statistika, toks grožis. Ir galvoju, aš tuoj išsiuvinėju, jums akimirką, man čia daugiau ir parodysiu, kaip atrodo elnias, didysis elnias, gražusis su beku. Šiek tiek daugiau nei valanda praėjo
Ir bekas padarytas toj daly. Kaip jums rezultatas, kaip elniukas? Labai gražiai dėliojus kai kurie etapai, kai kur galvojau, gal šiek tiek per daug jau animaciškai gaunasi. Čia būtent apie ragiukus kalbant. Taip jau labai stipriai apsivedžiojo kiekvienas kraštelis, kur atrodo gal kažkur galėjo palikti ir šiek tiek be beko. Tai kas man patinka šitam darbe, tai čia akys neturi jokių ten prancūziškų mazgelių ar dar kažko. Čia yra tiesiog juodų siūlo festas kontūras ir kadangi akiai yra skirti, tarkim, šiuo atveju 3 juodi ir vienas jau čia eina fono baltas, palei akytę. Tas bekas, kadangi praeina įstrižai, tai jisai tarsi nukerta ir gaunasi žvilgsnis. Iš tikrųjų tokia paprasta smulkmena atrodo, bet kūryboje, manau, šito dizaino kūryboje davė labai daug pliusų. Atitinkamai parinkti spalvas. Tai va, tai galėsiu dabar atsiskaityti savo tam projekte, kuriame dalyvauju su šituo darbu. Ir galėsiu tęsti dešinę. Toliau čia pas mane laukia elniuko sekančio galva. Ir bus daug medžių tada po to. Jums neįtin matosi, bet iš principo kaip ir idėja tą. Ir su beku priaugo visas 1%. Aišku, aš ten ne viską idealiai dariau, nes viršutiniam šakoms dar čia turi dėtis toks stambus bekas, bet aš noriu jį iki galo pabaigti, kai šitą zoną išsisvinės, tada padarysiu ir visą beką, kad nereikėtų po to pirmin atgal lakstyti. Šodžiu. Tai turbūt čia paskutinis įsijungimas šiais metais, dabar jau tikrai manau, taip kad gražių naujųjų jums, aišku, jūs žiūrėsit šiek tiek vėliau, bet visumoje smagu, kad metai keičia metus, kad mūsų darbai vis kažkokie svinėjasi, vis atsiranda kažkokių naujų patirčių, idėjų ir panašiai. Tai jums pačių gražiausių 24 drakoniko metų. Tai štai, šiandien, kaip ir minėjau, sausio 1. Vis tik man pavyko dar pasiuvinėti vieną dieną, tai yra vakar, išvakarėse. Ir tiesiog taip susidėliojo planai, kur sakau, dar niekur nevažiuojam, mes iš tikrųjų nieko labai ypatingų ir nedarėm per naujus, tiesiog važiavom aplankėm kelias eglutes išvakarėse ir po to grįžom namo. Tai esmė tame, kad aš dar spėjau pasiuvinėti. Ir, čia primenu tiesiog kaip atrodo, nes visą mėnesio bėgį niekur nebuvau parodžiusi prieš tai. Ir aš spėjau išsiuvinėti antrojo elnio galvą pilnai, nes galvojau, kad tik prisėsiu, pasiuvinėsiu šiek tiek čiučiut, o gavosi visai neblogai, išsiuvinėjau su pilnu beku, tai ir čia ties ta vieta maždaug yra pusiaujas, pilnai kaip yra atlikta šita pusė. Tai super. Kaip ir minėjau jau bent porą kartų tuose trumpuose epizoduose, kad labai džiaugiuosi, jog nesiėmiau kitų darbų siuvinėti ir siuvinėjau tiesiog šį darbą toliau visą mėnesį. Įspūdingi. Iš tikrųjų, aš kaip pažiūrėjau dabar dar prieš filmuodama, kad aš jums lapkričio mėnesį rodžiau, kaip buvo šita dalis tiktais ir dar gal net nepilnai, su šitais visais, kad kampą aš pasiekiau apatinę ir turint omeny, kad aš dabar rodydama ataskaitą už gruodžio mėnesį jau jums giriuosi faktiškai beveik atliktų viršutinių kampų, tai yra daug. Ir pagal sagą šiuo metu yra 80%, tiksliau 79,5%. Tai visumoje mano planas sausio mėnesiui pabaigti elnius. Netikėtai, bet labai džiaugiuosi, kad taip susidėliojo. Tai iš esmės, kadangi pas mane jau išsiuvinėta buvo iki čia maždaug, tai liko tik tais ir kas kryžiukais keliauja. Tai liko ragai, pilnai veidukas šito elnio irgi ragų viršūnė ir čia šitam kampe, aišku, bus daugiau spalvų, dar eglių. Bet visumoj 20% liko, aš manau, per mėnesį tikrai man pavyks tai padaryti. Tai va, tiesiog super. Šiek tiek to apšvietimo gal dabar geresnio turim. Aišku, aš neišrengsiu iš kusnapo, nerodysiu jums pilno darbo, parodysiu sekančio mėnesio ataskaitoj. Tai gražus dizainas, tikrai nesakyčiau, kad sunkus,
turbūt visas sunkumas, čia kaip ir universitete studijuojant, visas sunkumas yra kantrybė ir nepasidavimas. Tai, nes iš esmės tai yra iš technikų tik kryžiukai ir pusiniai. Iš pusinių yra tik tais 2, 3 ir 4 gijom. Nu, iš esmės tai tikrai nėra sudėtingas dizainas, kad aš sakyčiau, jog negalėtų susitvarkyti netgi pradedančioji. Tai tik tiek, kad jis užima savo laiką. Tai va, ir dar apie planus kalbant, čia pasidėjau šalia, per šventes, užsukus pas tėvus, aš pasiėmiau savo zylutes. Aš prieš tai lyg minėjau, kad turiu procese dar vieną dizainą, kuris yra kaime ir aš kartais jį ten pasiuvinėjau. Tai aš nusprendžiau, kad kaip ir užteks jam būti siuvinėjimam ten kelis kartus per metus. Norėčiau jį pasibaigti. Tai planas yra pabaigti elnius ir tada jau kiek spėsiu pajudinti šitos paukščiukus. Siuvinėjau pagal sagą, tik sagui nėra originalių siūlų numeriukų taip kaip ant planšetės. Čia jeigu žiūrint, tai yra pusvilnės planšetės būtent šitos, kur skaičiukai sužymėtos, tai aš vis pasitikslinu pagal popierinę. Šiaip iš esmės ir su elniais lygiai tas pats. Aš ten vis pasitikslinu pagal popierinę, koks yra simbolis, tada pasiėmu siūliuką ir siuvinėjau pagal sagą, pagal tai, kiek pažymėta, kaip siuvinėt. Tai kaip čia dabar gaunasi, dabar, kad aš irgi suveščiau galus, iš esmės iki šitos vietos ir išsiuvinėta apatinė dalis, iki šakos. Ir tada šitie 2 paukščiukai ir pradėjau uogytės. Nu, 50% čia tikrai nėra, bet čia yra šiaip darbelis pats iš savęs jau mažesnis. Taip, kad aš su mielu malonumu, manau, šito mėnesio sausio pabaigoj, nu, manykim vis tiek man kokių 2 savaičių minimum reikės, kad pabaigčiau elnius. Ir tada sekančias 2 savaitės imsiu šio darbelio. Ir vėlgi manau, kad man pavyks nufilmuoti intarpais, jeigu niekas nepasikeis. Tai jums už sausio mėnesį ataskaitą vėlgi rodysiu su tais momentėliais, kaip man sekėsi kiekvieną dieną laiks nuo laiko, kai siuvinėjau. Čia siuvinėjama pusvilnė šita riolis. Iš tikrųjų, lyg beka dariau viską paeiliui. Šitas darbelis yra pagyvenęs kaime ir ant katytę ant jo buvo užlipus panašiai, tikrai neploviau. Tai atsiprašau, jeigu kai kurie kadrai jūs gazdina. Tai, žodžiu, tiek norėjau papasakoti jums. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim už mėnesio, jeigu ne anksčiau, bet manau, kad už mėnesio. Ir linkiu, kad jums sausio mėnuo, naujieji 2024 atneštų kuo daugiau gerų emocijų, daug siuvinėjimo valandų. Ir turbūt, jeigu taip lyginant, metų pabaigoje, kaip minėjau, kaip labai norisi viską susitvarkyti, nu aš vis dar judu link to, kad pasibaigti kažkurios procesus, bet jau sukasi mintyse kažkokie pradėtukai, taip toliau, tai linkiu jums irgi, kad ta metų pradžia būtų lengva, eitųsi viskas paprastai ir jeigu norisi kažkokių tų pradėtukų naujų, kad juos sau leistumėt, nes yra visi metai į priekį, per kuriuos galėsit juos siuvinėti. Tai tam kartui tiek ir iki.